žinot, ir šuliniai ten tokie buvo, tai sukapojo juos tiesiog rankas, kad tilptų tuos šulinius, sumetė ir iki 89 metų jie ten buvo sumesi, bet žmonės vietiniai žinojo, nu kaip ir visą laiką nepaslėpsi. Tai va, ir 89 metais buvo jie iškasti ir perlaidoti Pandėlio kapinėse. Tai va, yra paminklas, viskas. Tai va, kaip žiauriai buvo elgiamasi, nežmoniškai tiesiog, nu įsivaizduokit. Tai va. Ir dabar einsim, pagerbsim jų atminimą. Tai gal keliaujam, kad nesušaltumėm. Ne, čia dar. Čia pat, jau čia pat. Jau dabar jau aišku. Palauk, dabar va taip reikia vardinti, dabar Vilytų pasakok. Tai valgi tu ir dalyvavau, kai buvo nustatinėjama, kad čia pradėjo kast atseit. Čia Valda mums pasakojo. Aha, sakė, va čia pirmoji vieta. Buvo pradėję, jo. Lapija matyti labai, nors jis gal antžeminis, ne po žeminis. Aha, ir tada jau iš tikrųjų jau tą vietą. Tai mes irgi ganėtinai labai greit atėjom. Dabar atgal jau bus dar greičiau, nes eisme Pėdais, pėdom. Taip, kad Vilė tau dar į darbą šiandien reiks eit. Labai lengvai mes radom kažkaip tai. Algi, kad nebūtų kaip anakar. Matygaras pelkės link. Daryti vieną tą kadrą. Tai būtum tada, kad nesivaliau. Čia nėra, ne? Stalą padėta bent porą. Nu čia gerai padarėm. Bliamas kad atėjom. Natūraliai žiemą patirtis. 7 metų. Užauga 2 kartos naujas. Genys užtavo. Savo sekį. O, viršūnė. Matai? Aha, iš šitas pusės, o pačia viršūnė. Ai va, aha. Nuvaliau degtukų paėkščiau. Tai va, dar palauksim. Tai va, koks medis, nu jisai virsta ne ant būdžio. Smagaus ir degtukai, kaip sako. Tai žinai, aš jau čia visų šventę saugau. Gerai. Tai žinai, gerai. Tai gal užėjom į vidų.
Einam, visi palaukia. O kūdį tai. Užeikit, užeinam. Simboliškai labai. O kas čia atsidinėja šitą bunkerį? Čia miškininkai, o paskui muziejininkai antrą kartą. Muziejininkai tik apdengė. Apdengė. Miškininkų čia visas rūpestis buvo. Kupiškio miškininkų. Aha. Čiagi Kupiškio kaip ir, nu čia ribos. Čia Kupiškio žemės. Tulinutė. Ir netgi tas Saladolio kaimas, man atrodo, Kupiškio žemės, Nu, o ant žmonės ribos. Rokiškio. Ten ant ribos ten. Kupiškė, kad žemės kitas Kupiškė, žmonės Rokiškė reikia. Žmonės Rokiškio. Tai va, įsivaizduokit vyrai ir moteris, kad va mes partizanai ir natūraliai -20, -30 ir va, kur mėgoti, kur valgyti, kaip gyventi, kaip ir kai kiekvienu sekundę, minutį nežinai, ar tavęs kažkas neužpulsa. Nuvažiuoji kažkur kitur Skapiški, irgi apie streikus. Tai va, tai- Latvijai, nu jie sakau, jie tokie kaip... Jaunimui dabar, pavyzdžiui, kaip visokie Rembo, Rokiai, tai va turėtų būti streikai, va tokie mūsų jaunimai, bet nežinom, mes to Tai va aš apie streikus girdėjęs, bet... Nu tai va, o turėtų būti, kaip sakyt, kaip sektinas pavyzdys, kaip va, Aš ir mum apie to Balį trūksta. Vaičėną sužinojau, Tai jau va, taip jau Balys daugiau Vaičėnas iš irgi, amžiaus. jo. O streikai tai čia iš vis legendiniai, tai sakau, nepagauti, va tai vien tas mė. O dabar matai, yra jau kas dalykas yra, kad ta žmonių karta miršta labai stipriai. Tai jau išeina, Vat jie jau išeina viskas, tiesiog, nebėra jau. dabar pasakykim, kur buvo dar gyvas streikų ryšininkas. Atrodo toks aktyvus vyras, nu jam jisai dar nebuvo senas, virš 70 metų, nes dabar visi partizanai jau 90 metų. Ir kai sakau, ai reikia jį nufilmuoti, bet nufilmuosiu kitą savaitę. Nes tą savaitę reikia filmuoti, va, atsimeni Linutą? Lapelį. Lapelį. Ir Taigi- nebėra jau. Ir nebėra. Skambina penktadienį mirė. Viskas. Aš jį mačiau sekmadienį dar. Nu, jaunas vyras. Mes paliekame pelkę su visa jos paslaptimi įvykusią prieš 70 metų. Ačiū gyvenimui.